Bet taip, ta prasme, yra saviapgaulės tokios arba majos tokios iliuzijos, kaip, pavyzdžiui, žmogus neskiria, vat yra vat šventieji, kur yra meilė ir kur yra dieviškumas. Ir yra kitkas, yra kita pusė beveik tokia kaip velniai arba pilkieji, tokie galima sakyti žmonės pusiau nuodėmės, pusiau vidus. Ir, pavyzdžiui, kai vat, žmonės nepalaikina ir tipo, nestumia sistemos, tipo, indiškos dvasinės arba Jėzaus arba Budos, nu, ta prasme, tokios mistinės, kur yra grinai ir kur meilė yra, ir kur stebuklai vyksta, ir kur Dievas apsilanko, ta prasme, kaip vat, seniau būdavo, arba kur dabar vat, pas vieną yra, aš ten galėsiu paskui parodyti. Tai tipo, sako, velniai vat, ruošia katilą ir tipo informuoja, tai vat, tas ir yra vat, daugelis, nu, kur normalias žinias duoda, nu, pavyzdžiui, biškai ten kaip Biblijoje yra, kaip šventraščios, arba taip va paskaitas duoda, nu, kur tikras, jau tikrai, vat, kur nenori babkių ten susirinkti, ar kaip kunigai gal kokie ten kažkokios tik tai verslą daryti, ar tenais apsimestinį kažkokią religinę tokią, tą kažkokią profesiją, tipo piniginę, religinę, ar dar ten kažkokias kitas machinacijas, tai pavyzdžiui, ir žmonės todėl nelaikina ir nestumia tos sistemos, politikos, nes jie tipo ir yra pagauti, kaip pasakyti, tą puodą velnio ir po mirties. Ir po mirties, va taip ir yra, ir sakys, va, jūs atsisakėt karočią dvasinių dalykų, savo širdžių, tenais tų darybių ir, nu, ta prasme, dabar ir patiksit į pragą, į podus, į velnio podus, tai vat, ir tai paskaitoje, kur čia įdėjau, vat, tai vat ir apie tai kalba, kad karočią, miškai pradeda įtraukti iš tų podukų ir ten atakos, vat būna ir paužiūrėti kiti žmonės, irgi net, jie neturi patirties, nežino, kas yra gerai, kas yra blogai, nes, pavyzdžiui, tu nei pragare buvai, nei patikrinai, ar šventieji kyla į dangų ar ne, tai vat, tas ir yra, kad kiti žmonės negali Jėzų net patikėti, nes jie patys turi tada patikrinti, ar važiuoti į Indijas, klausti kitų šventųjų, ar ten pats, tipo, kaip pasakyti, tokį biškai laisvalaikį kunigystę, šventystę tokią užsiimti ir tada tikrinti tą dangų, tą pragarą ir tenais ar tu, ar mėsa ar ne mėsa, ar yra ta siela pas tavęs, ar nėra per maldą ten, sakykime, ir per atvirą širdį, ir per atvirą čia, nu, maždaug tai.